Birželio 7. O visos malonės Dievas, kuris jūs pašaukė į savo amžiną šlovę Kristuje, pats jūs, trumpą laiką kentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins, pastatys ant tvirto pamato. 1 Petro laiškas 5 skyrius 10 eilutė. Šią trokštamą tobulą savikontrolę, šiuos sugebėjimus pasipriešinti blogiui, šį ištirtą tikėjimą, kantrybę ir visas dorybės, tvirtą ir pastovų poilsį Kristuje bei viltį, paremta jo pažado žodžiu, gali pasiekti tikrieji Kristaus kareiviai su sąlyga, kad iškes ir pakel sunkumus. Be abejonės apaštalas kalbėjo apie savo asmeninius išbandymus, gautus ir patirtus viešpaties tarnyboje iki pat savo senatvės. Tokie turėtų būti ir mūsų išbandymai. Tegul kiekvieni praeinantys metai atveda mus, kaskart vis arčiau garbingos tobulumo viršūnės. Pakvietimas dalyvauti Evangelijos amžiaus pašaukime yra vienas iš nuostabiausių Dievo malonės pasireiškimų. Nieko nuostabaus, kad šio pašaukimo įvykdymas reikalauja ištikimybės pačiuose kritiškiausiuose išbandymuose, kuriuos lydi kančios. Šie kentėjimai atlieka 3 dalykus, tobulinant mūsų naują širdį, protą ir valią. Sustiprina mus, kad turėtume teisingą nuostatą blogio atžvilgiu. Sustiprina mūsų gerus jausmus, geras malonės, dorybės ir žinias. Suteikia pusiausvyrą krikščioniško charakterio įvairiems elementams ir jo dorybėms. Ir galiausiai ištobulina, kristalizuoja krikščionišką charakterį. O tai atlieka viešpats Dievo dvasios galia, jo žodžio ir apvaizdos dėka. Klausimai, ką šis tekstas man reiškia šią savaitę? Kaip, su kokiais rezultatais? O visos malonės Dievas, kuris jūs pašaukė į savo amžiną šlovę Kristuje, pats jūs, trumpą laiką kentėjusius, ištobulins, sutvirtins, sustiprins, pastatys ant tvirto pamato. 1 Petro laiškas 5 skyrius 10 eilutė.